8 mėnulio diena. Dienos akmuo raudonas granitas. Simbolis Feniksas kylantis iš pelenų. Šią mėnulio dieną galima vadinti apsivalymo, atgailos, atleidimo ir alchemijos diena. Ji pilna kintamumo ir dvilypumo. Diena yra visiškai nestabili, kai keičiasi visi požiūriai ir pagrindai, kuriais žmogus gyveno prieš tai. Daugelis tarsi gimsta iš naujo ir pradeda mąstyti bei žiūrėti į pasaulį kitaip. Transformacija ir pokyčiai šiandien gali įvykti visose srityse ir lygmenyse. Šis laikotarpis yra sunkus, nes vis dar yra neįspręstų problemų, nepasiektų tikslų, neįvykdytų planų, kuriems reikės skirti daug daugiau laiko nei įprastai. Šiam laikotarpiui būdingas perėjimas į naują vystymosi etapą, o tai reiškia, kad reikės laiku keisti elgesio taktiką. Sapnai gali parodyti jūsų problemas ir kaip jas išspręsti. Jei supratote, apie kokias neįspręstas užduotis jums sapnas nori pranešti, būtinai imkitės problemų sprendimo, nes tam užteks jėgų tiek fizinių, tiek dvasinių. Taip pat sapnai gali parodyti, kaip vyksta jūsų vidinė transformacija, tad jei sapne matote uždaras erdves, kliūtis, aklavietės, vadinasi dar nesikeičiate ir netobulėjate. O jei priešingai viskas erdvu, sapnuoji pievas, jūrą arba gražius šviesius kambarius, tai reiškia, kad eini tinkama linkme ir dedi pastangas pokyčiams. Kartais sapnas gali parodyti jūsų ateitį. Bet kuri šiandien atsirandanti liga gali būti gana pavojinga, todėl būtina laiku imtis prevencinių priemonių. Jautriausi organai šią dieną yra skrandis ir nervų sistema. Pilvo skausmai šią dieną nurodo į jūsų užslėptą pyktį, kurį būtina valdyti. Tinkama diena organizmo valymui. Šiandien verta gaminti sudėtingus užpilus iš daug komponentų, kadangi jie veiks kaip panacėja nuo daugelio ligų. Labai gera diena smulkiems buities užsiėmimams bei senų rūbų keitimui. Tai ugnies transformacijos diena, todėl nepatartina dirbti su ugnimi. Nekūrenkite laužų ir būkite atsargūs su elektros prietaisais. 8 mėnulio diena palanki susitikimams, tačiau atminkite, kad šiandien yra atleidimo diena. Tad jei jūsų mylimas žmogus prisipažįsta padaręs kokią nors nuodėmę ir jeigu tai nėra kažkas kritiško, pabandykite būti jam atlaidus, galbūt žmogus ilgą laiką šį kaltės jausmą širdyje nešiojo kaip sunkią naštą. Parodykite empatiją ir supratimą. Šiandien žmonės linkę atvirauti. Taigi net per pirmąjį pasimatymą galite netyčia atskleisti tokią informaciją, kurios kitiems nevertėtų žinoti. Šią dieną geriau susilaikyti nuo intymių santykių. Šią mėnulio dieną verslo kelionės ir komandiruotės būna sėkmingos. Labai palanki diena ieškant naujų verslo partnerių, kurie priims jūsų idėjas ir padės jas įgyvendinti. Šiuo metu santykiai komandoje gali pasikeisti, todėl turite būti taktiški ir apdairūs. Rizikingi sandoriai draudžiami.